Respublikinėje Šiaulių ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, profesiniam medikų poreikiam, bet be abejo ir korupcijos prevencijai. Ligoninės administracija yra suinteresuota, kad gydymo įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų, todėl asmenys susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veikla ligoninėje kviečiu netylėti ir apie tai būtinai pranešti. Ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos galiojantis įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarimu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Todėl esu įsitikinęs, jog kiekvienas pacientas pasirinkęs gydymą mūsų ligoninėje Respublikinėje Šiaulių ir sulaukęs ne tik kokybiško aptarnavimo, profesionalaus gydymo, slaugos, bet ir malonaus bendravimo, šilto medikų dėmesio, medikam padėkos nuoširdų ačiū ištarti ir parodyti šypseną. Korupcijos prevencijai Respublikinėje Šiaulių ligoninėje skiriamas ypatingas dėmesys. Medicinos darbuotojai atsakingai vykdo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pradėtą korupcijos prevencijos programą. Jie išklausė ne vieną paskaitą apie korupcijos prevenciją sveikatos priežiūros sistemoje, bei patys parengė nemažai priemonių ir tikisi, kad juos išgirs ir supras ligoninės pacientai ir jų artimieji. Ligoninėje sukūrėme vaizdo įrašą korupcijos prevencijos tema, kurį praėjusiais metais demonstravo Šiaulių televizija. Vaizdo klipas taip pat yra publikuojamas ir Respublikinės Šiaulių ligoninės interneto svetainėje. Ligoninės administracija informaciniais pranešimais ne kartą kreipėsi į ligoninės pacientus, jų artimuosius, ragindama atsisakyti kyšio davimo medikam, nes tai būtų įstatymo pažeidimas. Bet tuo be abejo tai žemintų medikų garbę, orumą, sudarytų sąlygas korupciniam veiksmam plisti ligoninėje. Dar kartą įspėjame, kad bet kokio kyšio davimas ar ėmimas korupcijos atvejais yra kriminalinis nusikaltimas, o jo dalyviam už šitos veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė. Ligoninės pacientai ir jų artimieji pastebėję ligoninėje korupcijos apraiškų, bet kuriuo paros metu apie tai gali pranešti elektroniniu paštu korupcija@šiauliuligoninė.lt arba darbo dienomis skambinti telefonu 525166. Linkiu ligoninės gydytojams, slaugytojams atsakingai dirbti nelengvą savo darbą, o pacientam tolerancijos, supratimo, nuoširdaus bendravimo, šypsenos, kuri ir būtų geriausia padėka gydytojams.